Sveiki, aš esu Alina, aš esu savanorė šitoj Kernavės Tunto skautų vasaros stovykloje. Esu vyrukvedė, užimu tas labai svarbias pareigas. Skautuose atsidūriau tiesiog per savo vaikus. Visus mes juos paleidom nuo mažens į skautus ir jie po truputį mane suviliojo, sugundė, įtraukė į šitą įdomų tokį renginį ir veiksmą, tai tiesiog per juos čia atsidūriau. Tai pradėjau skautuose savanoriauti nuo virtuvės ir man labai patiko, tada aš galėjau pamatyti visą organizacijos tokią veiklą iš vidaus. Pamačiau, kaip jinai veikia, tada įsitraukiau po truputį ir į kitas veiklas. Ir čia tikrai radau savo vietą, jaučiuosi labai gerai, nes tiesiog man labai patinka mane supantys žmonės. Tai kaip jie veikia, kaip jie organizuoja dalykus, kaip įtraukia ir suaugusius, ir vaikus. Man tai labai patiko, aš tiesiog atradau čia savo vietą ir vis atrandu savo naują vietą vis kitoje kažkokioje srityje. Tai mane labai užkabino šitam vienete. Svarbiausia tai faktas man yra žmonės, bendravimas su žmonėm ir gal tas toksai struktūruotas bendravimas, organizuotas komunikacija ir aišku tiesiog bendruomeniškumo jausmas. Tai laužom stigmą, kad norint būti skautu reikia kad turi būti vaikas. Ne, gali būti ir suaugęs ir tau nereikia jokios patirties tam, tu gali prisijungti prie Lietuvos skautijos toks, koks esi. Ir kai tu prisijungsi prie mūsų, mes tau rekomenduosim kartu pradėti savo savanorystę Lietuvos skautijų su skautų draugu, tai yra mentorium, kuris tave lydės tuose pirmuosiuose žingsniuose, galimybių jūroje, kurią gali pasiūlyti Lietuvos skautija, naujam žodyne, skautiškam ir visokiuose ir miškuose. Mes suteikiam ne tik kad mentorių, kuris tave lydi, bet taip pat yra ir mokymai. Turime pradžiamokslio mokymus, kurie yra skirti būtent susipažinti su mūsų organizacija, su mūsų veiklos pobūdžiu, principais, vertybėm. Tai taip sakant, nebūsi vienas miške, mes tave palydėsim, tave apmokysim, o toliau viskas mokymasis darant. Tai mano vardas Ieva, aš esu šitoje stovykloje vadovė. Turiu tokį būrį, grupę žmonių, kurie turi specialiųjų poreikių ir mes kartu su jais stovyklaujam. Šitas mūsų projektas prasidėjo visai nesenai, prieš kelis metus, kai mes nusprendėme, kad skautų bendruomenė turi būti dar atviresnė, turime parodyti, kad priimame visus. Ir pradėjome bendradarbiauti su VESK profesinio ugdymo centru ir turime nuolatinius skautus, kurie pas mus pradėjo stovyklauti. Jie gauna progą išbandyti save tokiose sudėtingose sąlygose, sakyčiau. Ir tas tikrai labai augina jų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą. Taip pat čia yra bendruomenė, visi esame kartu, įvairaus amžiaus, įvairių gebėjimų, įvairaus konteksto žmonės. Todėl lavina ir socialinius įgūdžius. Socialinius įgūdžius ne tik jų, bet ir taip pat mūsų, susiduriant su kitokiu kitu. Esu Ignas iš suaugusiųjų skautų programos, kuri yra skirta asmenims nuo 18 ir daugiau metų. Ir mes koncentruojamės į kiek įmanoma didesnį asmeninį pasiekimą. Ir tam, kad tas pasiekimas būtų užtikrintas ir netrūktų niekada motyvacijos, Lietuvos skautija turi tam tikras motyvacinės priemonės. Vienas iš jų tai yra padėkos vakarai, kur yra įteikiami įvairūs apdovanojimai,
kuriais bandome paskatinti vieni kitus, tarnauti toliau Dievui, tėvynei ir artimui. Taip pat turime įvairius vadovų suvažiavimus, kurių metu visi kartu iš visos Lietuvos susitikę, dainuojame dainas prie laužų, vieni su kitais dalinamės įvairiomis patirtimis. Na ir dar turim pačius nuostabiausius dalykus, tai yra vieni už kitus balsuojame įvairiose platformose ir renkame, kas galėtų tapti tam tikrais mazgų riteriais, nes kiekvienas iš mūsų turbūt esame ne patys drąsiausi ir nenorime sakyti, kad aš noriu karūnos ant galvos už tai, ką aš padariau. Tačiau, kai mus įvertina iš krašto ir iš pačio šono, mūsų patys yra artimiausi broliai ir sesės, tada mes jaučiame didžiausią paskatą, kaip galėtume judėti toliau į priekį. Tai mes esame dabar Kernavės Tunto stovykloje, Kernavės senakuriai, kur turime apie 60 savanorių, su kuriais visą laiką reflektuojame. Turime kiekvieną dieną aptarimus, aiškinamės problemas, turim kelis visiškai naujus žmonės atvykusius pirmą kartą į stovyklą, kurie intensyviai prisideda prie stovyklinių darbų, tiek virtuvės pareigų, tiek kitų pareigų. Tai labai džiaugiamės turėdami galimybę lydėti savanorius ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kad organizacija gyvuotų. Tai kokybiškas savanorių palydėjimas leidžia savanoriui jaustis tvirčiau, saugiau aplinkoje ir kokybiškai gyvendinti savo pareigas. Tai džiaugiamės galėdami prisidėti prie nacionalinio savanorystės standarto kūrimo ir labai džiaugiamės galėdami pasidalinti savo patirtimi, Lietuvos skauties patirtimi, kurią turim čia dirbdami su savanoriais. Mums savanorystės standarto įsidiegimas tai yra kaip investicija į savanorį ir į vienetus, kurie dirba su jais. Taip sakant, mūsų bendruomeniai tai būtų kaip ir toks štampo užsidėjimas viskam, ką turim ir viskuom, ką vadovaujamės ir tiesiog užtvirtinimas, kad savanorystė Lietuvos skautyje yra saugi, maloni, priimanti ir savanoris nelieka vienas, jis yra palaikomas ir kad jaustųsi čia gerai. Kviečiu ir jūs dabar jau registruoti savanorystės standarto diegimui, dalyvauti mokymuose ir įsitraukti į savanorystės kultūrą.